Dirbame su akmens plokštėmis. Pats procesas pradedame šiuo atveju nuo liepto, kylame į viršų. Kadangi dedasi pats laiptas vienas formuojasi iš vienos didelės plokštės, tai dedasi apatinė plokštė, prisispaudžia viršutinė ir vienas nuo kito taip ir kylame į viršų. Pačio laipto ilgį, kaip sakyt, mus įtakoja šlaito statumas. Tai kuo statesnis šlaitas, tuo gaunasi pakopa trumpesnė. Pačių akmenų mes nieko netvirtinam, nebetonuojam, neinkaruojam, nes pats akmuo vienas sveria apie nuo 2 iki 300 kg ir jis vieną kitą prispaudžia, tvirtai laikosi ir mums yra dėkingas labai gruntas. Čia yra žvyras su akmenimis, jisai, kaip sakyt, stabilus, jisai pats atlaidžių metu nieks niekur nevaikščios, jisai bus tvirtas. Pačią plokštę, kai guldome, stengiamės, kad viršus būtų plokštės šiek tiek pakilęs į viršų, kad būtų patogiau žmogui lipti ir atrodytų, kad jisai nenuslysta nuo laipto einant. Tai vat, ir taip po truputį užkylame iki pat viršaus ir iš šitų laiptų bus perėjimas į akmenų plokščių taką.